momento, prego, la chiamano per una collettiva. Bleiben Sie bitte am Apparat, Sie werden für ein Konferenzgespräch verlangt. Un instant, s'il vous plaît, on vous demande pour une conversation conférence. Pronto? Ciao Poppy! Adesso vi passo Chiara! Cari miei, dobbiamo fare un giro per il mondo. Mėlėjai mano, turime apkeliauti pasaulį. Tai šiek tiek užtruks, nes pasaulis gana didelis. Tai telefoninė konferencija, kurioje aš pateikiu gilią dvasinę mintį, kurioje visi kartu gyvename. Kai skambiname į šias 80 zonų, jie atsiliepia: sveiki, kaip sekasi, kaip gyvenate, tai vienos didelės šeimos gyvenimas, nuostabus dalykas. Tikslas – paskatinti mus leistis į šventąją kelionę, tai kelionė į šventumą. Die wir weltweit in der Leitung der Fokularbewegung arbeiten, sind hier in Rom versammelt, stellvertretend für all jene, Mes, Fokuliarų judėjimo vadovai, susirinkę Romoje, atstovaujantys judėjimo nariams 140 šalių, reiškėme didelį skausmą dėl nuolat gilėjančių ginkluotų konfliktų, kurie niokoja artimuosius rytus ir daugelį kitų pasaulio vietų. Suvokdami, kad taika prasideda mūsų kasdieniais veiksmais, norime pakviesti visus prisiimti šiuos įsipareigojimus. Būti taikos kūrėjais, pasirengusiais įveikti ideologijas ir prieštaravimus. Ir remti solidarumo tinklus, teikiančius materialinę, psichologinę ir dvasinę paramą visų karų aukoms. Užtikrinti, kad kiekviena mūsų bendruomenė taptų taikos namais, kuriuose mokomasi dialogo, tarpusavio supratimo, teisingumo ir atleidimo. Skatinti ugdymo programas, kad ypač naujoms kartoms būtų diegiama taikos, įtraukties ir nesmurtinės kultūros vertybės. Palaikyti visas vietinės ir globalias iniciatyvas, kurios skatina susitikimus, tarp religinį ir tarp kultūrinį dialogą, kurie yra būtini susitaikymui. Ką tik išgirdome didelį įsipareigojimą. Jį mums siūlo Fokuliarų judėjimo atstovai iš įvairių pasaulio geografinių regionų ir generalinės tarybos nariai, kurie būtent šiandien baigia savo metinį susitikimą ir šį vakarą yra čia su mumis. Sveiki atvykę ir ačiū. Ačiū, nes netgi tragiškoje situacijoje, kurioje atsidūrė daugelis mūsų tautų ir brolių, mes tvirtai tikime, kad taika yra vienintelis įmanomas kelias. Vienas iš mūsų gali nuspręsti, ar prisijungti prie šio kreipimosi, ar ne, ar gyventi pagal jį, ar kitiems pristatyti. Visą tekstą 5 kalbomis galite rasti svetainėje focolare.org. Gerai, pradėkime nuo įvykio, kuris įvyko vakar, tiesa, Analiza? Kasgi įvyko? Taip, būtent vakar. Čia esu su Margaret Karam ir Jesus Moran, Fokuliarų judėjimo prezidentė ir koprezidentu, kurie vakar susitiko su popiežiumi Leonu. Norėtume paprašyti jūsų papasakoti apie šį momentą.
Ar tai buvo pirmoji jūsų audiencija su popiežiumi? Tai buvo pirmoji audiencija su popiežiumi Leonu. Ji buvo nepaprasta malonė. Sužadino mūsų širdyse didžiulį džiaugsmą. Jis mus iš karto labai šiltai priėmė, o mes norėjome perduoti visą meilę, visą artumą, visą judėjimo išsibarsčiusio po visą pasaulį, meilę jam. Pradžioje, kai susipažintome, mes jau trumpai papasakojome savo asmenines istorijas ir apie mūsų kaip judėjimo įsipareigojimą vienybei ir taikai. Tada išreiškėme jam savo dėkingumą ir mūsų jaučiamą dermę su jo pontifikatu, ypač dalykais, kuriuos jis skatina, tai yra vienybė ir bendrystė, dalykai labai svarbūs ir mūsų vienybės charizmai. Papasakojome apie visą judėjimo veiklą pasaulyje, ypač apie mūsų veiklą šalyse, kuriuose vyksta konfliktai ir karai, apie mūsų įsipareigojimą taikai. Papasakojome tik keletą dalykų, negalėjome pasakoti apie visą judėjimo įsipareigojimą taikai. Pateikėme 2 pavyzdžius. Vienas buvo tvarios taikos forumas, kuris neseniai vyko Vašingtone ir kuriame dalyvavo daugiau negu 90 organizacijų iš įvairių kultūrų bei religijų. Dabar prasidėjo procesas siekiant sukurti šių organizacijų tinklą, kuris galėtų tapti platformą, dirbančią taikos labui iš apačios. Tada jam pristatėme Living Peace programą, kuri yra taikos ugdymo programa. Turėjome su savimi albumą, kurį kartu su juo peržvelgėme. Jis žiūrėjo kiekvieną puslapį ir buvo labai sužavėta šią programą, nes ji skirta visų pirma vaikams, o prie šio projekto prisijungė daugybė mokyklų, daugybė organizacijų ir tūkstančiai mokyklų visame pasaulyje. Mokyklos įkvėptos meilės meno, visos šios pedagogikos. Šiuose mokyklose jie meta taikos kauliuką. Jis labai atidžiai žiūrėjo, netgi kartu su mumis perskaitė taikos kauliuko frazes. Mes jam papasakojame ir apie Time Out iniciatyvą, kad visame pasaulyje kasdien sustojama melstis už taiką. Štai maždaug tokia buvo šio susitikimo pradžia. Taip, laikas prabėgo nepastebimai. Įėjome 11 valandų 5 minutės, o išėjome lygiai 11 valandų 43 minutės. Žinojome, kad turime pusvalandį, bet šiek tiek užtęsėme. Turėkite omenyje, kad tai buvo prieš paskutinė rytinė audiencija. Matėme, kad jis buvo šiek tiek pavargęs, bet ir labai susikaupęs. Žmogus turintis išskirtinį gebėjimą klausytis, skleidžiantis ramybę. Tikrai ypatinga dovana. Kalbėjome apie mūsų dialogus. Tai taip pat buvo svarbus momentas apie dialogą katalikų bažnyčioje. Ekumeninį, tarp religinį dialogą, dialogą su žmonėmis, kurie neišpažįsta jokio tikėjimo, su kultūra. Kalbėdamas apie dialogą tarp judėjimų, jis buvo su mumis, kai visi judėjimai susitiko vasaros pradžioje, pasakė: tai labai svarbu. Ten mes nustojome kalbėję, tai buvo pirmas kartas, kai jis pradėjo kalbėti, nes anksčiau mes kalbėjome, atsakinėjome į jo klausimus. Ta akimirką jis išsakė mintis apie charizminės dovanas ir hierarchinės dovanas bažnyčioje, kurios turi būti kartu, eiti kartu. Ten mes taip pat galėjome pasakyti, kaip mes tikrai augame šiame santykyje,
visada ieškodami geriausio teisinio judėjimo statuso, kad jie galėtų geriau tarnauti bažnyčiai. Jis labai gerai suprato, kad tai reikalingas darbas ir kad judėjimas yra svarbus. Mes, aišku, čia šiek tiek interpretuojame. Mes jautėmės labai gerai. Paskui kalbėjome apie ekumeninį dialogą. Čia taip pat sustojome ir pasakėme, kad judėjime yra daugiau nei 1000 žmonių iš kitų bažnyčių, kurie priklauso veikimo atšakoms. Jų buvimas yra svarbus, stiprus. Tai mūsų charakteristika, nes visi dialogai yra šio darbo, šio judėjimo įsipareigojimo kurti vienybę šiuo mastu išraiška. Taigi laikas praėjo, mes jautėme, kad galėtume pasilikti su juo pietums, trumpai tariant. Kadangi jis atvyksta čia į Castel Gandolfą, mes jam pasakėme, kai norėsit, galite užsukti pas mus. Taip, susiklostė tikrai broliški šilti santykiai, nes jis žino apie judėjimą, bet tai buvo proga jam daugiau sužinoti, ką veikiame. Galiausiai mes jam patikinome, kad norime įsipareigoti gyventi bažnyčiai, tarnauti bažnyčiai ir svarbiausia meldžiamės už jo misiją. Tada paklausėme, šventenybę, ar galime perduoti jūsų palaiminimą visam judėjimui, kuris žino, kad mes esame čia su jumis, meldžiasi, aukoja. Jis atsakė, žinoma. Tad perduodame šį popiežiaus palaiminimą visiems jums, kurie esate čia, bet taip pat ir visiems, kurie mūsų klausosi visame pasaulyje. Galiausiai mums pasakė, ačiū už tai, kad esate ir ką darote. Pamiršome pasakyti, kad pradžioje atnešėme dovaną Centro Ave švenčiausiosios mergelės Marijos skulptūrą. Taigi, pradžioje ji buvo padėta ant stalo, prie kurio sėdėjome, ir jis norėjo sužinoti daugiau apie šią švenčiausiąją mergelę Mariją. Galiausiai jis pats mums pasakė, tad susitikime spalio 1 dieną. Aš būsiu Castel Gandolfe, nes ten vyks Raising Hope susitikimas, skirtas Laudato Si 10 metų jubiliejui. Ir jis pats bus ten. Tai buvo spontaniškas pokalbis, tarsi sakant, tad pasimatysim. Galiausiai mes manėme, kad viskas baigėsi. Atsikėlėme, nuėjome prie durų, bet jis taip pat atėjo su mumis prie durų. Dar kartą labai šiltai atsisveikino ir tai baigėsi mūsų susitikimas. Tačiau iš tikrųjų išėjome kupini džiaugsmo, tikrai nesuvaldomo, kurį tikimės perduoti jums visiems. Jaučiame, kad tai buvo Dievo meilės dovana visiems.